Ateis vasara, o jos metu vykstančiuose festivaliuose noriu turėti ir lankytojams parodyti Kernavės kaušą. Jis buvo surastas kasinėjant senąją Kernavės gyvenvietę Pajautos slėnyje, šiuo metu guli muziejaus vitrinoje. Tai viską kai gerai išnagrinėjau, darau ir pats tokius kaušus. Juos drožiu iš beržo kelmų. Šerdis buvo apatinėje dalyje, čia buvo žievė. Tas gaminys buvo įdėtas į spaustuvus ir dideliais kaltais iškaltas vidus. O jau dabar su rankiais įrankiais dirbu toliau. Su peiliu apdrožiu paviršių. Kol mediena dar drėgna, žalia, tai peilis gan gerai ima. Vėliau kaip išdžius, tai bus sudėtinga taip pjaustinėti. Naudoju didelį peilį. Rankeną pats pasidariau, tik geležtį priktinį. Tai stambiem darbam jis labai tinka. Ir va taip tie pjūviai vis mažėja ir mažėja, kol paviršius būna tinkamo glotnumo. Šlifuoti su švitriniu nereikia, nes tai būtų istoriškai neteisinga. Na, o vidury drožiu kalteliais. Palei briauną, kur arčiau toks tinka kaltelis ir su juo yra nudrožiamas sluoksnis medienos. Irgi reikia taip guldyti vieną pjūvį prie kito, kad visas tas paviršius būtų kuo tikslesnis. Giliau, kur tiesus kaltelis neprieina, yra naudojami lenkti kalteliai, tai su jais įmanoma užkabinti ir gražiai išdrožti tas vietas, kur paviršius sukasi ratu, kur išlinksta. Ir tada kaip su mažu laužtuvėliu galima tas vietas gerai, gražiai išdrožti. Drožlės kaip žvyneliai. O jau pats dugnas, kur nepasiekia riestas kaltukas, yra drožiamas šaukštiniu skaptuku. Maniškis yra išgalastas ir į kairę ir į dešinę. Tai galiu taip patogiau taip ir drožti. Irgi principas tas pats, kad pjūviai visi gultų vienas prie kito ir paviršius būtų kiek įmanoma švaresnis, dailesnis, tiklesnis. Tai su šitu riestu skaptuku susidrožęs daug kaušų ir kaušelių. Patikrinu storį, kai kur dar viršija centimetrą, tai galima ten drožti ir daugiau. Pasitikrinu dar formas ir greitai kaušas bus baigtas, išdžiovintas, nuteptas karšto aliejumi, pripiltas alaus
ir tada bus galima jį pakelti ir pasveikinti draugus, kaip tai darė mūsų protėviai viduramžių Kernavės mieste.